Kiek kartų esate girdėję, kad norint lavinti vaiko kalbą ir padėti jam kalbėti, reikia skaityti knygutes? Tas tiesa, tačiau reikia žinoti ne tik, kad skaitome knygutes, bet ir kaip tiksliai tai darome. Tad šiandien noriu parodyti, kaip naudojantis knygutėmis su judančiamis detalėmis galime lavinti vaiko kalbą, mokyti kalbos, modeliuoti sakinius 2-3 žodžių pagal vaiko galimybės. Tad galime pradėti jau nuo viršelio. Mū, karvė. Karvė ėda. 2 žodžiai. Judindamas paveikslėlį, vaikas daug geriau įsimena veiksmą. Karvė ėda. Veiksme įsimenama daug lengviau. Vaikas pats atsitraukia ir bando pakartoti, reiškia kartojame daug kartų. Ėda. Aš irgi noriu, sako jūsų vaikas. Duok ir man. Prašau, ką daro karvė? Mū, ėda. Karvė ėda. Arba karvė ėda žolę. Galime sumodeliuoti ir 3 žodžių sakinius. Kas dar gyvena ūkyje? Tik pažiūrėk. Ko. Ko. Garsažodis. Višta. Įvardinimas. Višta lesa. Plečiame vaiko žodyną. Lesa. Ir dedame 2 žodžius. Višta lesa. Ko. Ką daro višta? Pabandyk ir tu. Vaikas įsitraukia, bando pats, vyksta daug kartojimo, daug sakinio modeliavimo. Vaikas įsitraukia ir įsimena daug lengviau, bandydamas padaryti veiksmą kartu. Taip mokotės ne tik ūkio gyvūnų, bet ir įvairių veiksmažodžių, daiktavardžių ir mokotės net ir kalbos suvokimo. O kur yra ožka? Čia ožka. Ką ožka daro? Nėra ožkos. Ožka tupi. Kur tupi ožka? Matote, modeliuojame sakinį ir padedame vaikui suprasti, kas kur yra. Arba galime paprašyti pajudinti. Pajudink ožką. Kur ožka? Čia. Pajudink ožką. Vyksta ir kalbos suvokimas. Tad štai taip, visiškai paprastai, atrodytų be vargo, įtraukiame vaiką, sudominame jį ir leidžiame kuo daugiau laiko praleisti, koncentruojant dėmesį ir praleidžiant būtent su knygelėmis. Ne visi mėgsta šiaip vartyti knygeles. Pabandykite knygeles su atvartėliais ir su judančiom detalėm.